Sveiki, aš esu Žilvinas Šilėnas, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas ir sveiki atvykę į 10 paskaitą. Visų pirma, tai noriu visus pasveikinti, kad buvote kartu taip toli. Kitaip tariant, 10 paskaitų, kurios yra gan sudėtingos, jums, jauniems žmonėms, taip pat kaip ir mes, mums jauniems žmonėms, kurie esame labai užimti, yra tikrai nemažai laiko. Ir tai, kad jūs savo laiką skiriate ekonomikos mokslui, tik parodo jūsų užsispyrimą. Tikiuosi beje, kad šitą mokslą mokysitės ir toliau. Aš kažkada taipogi galvojau studijuoti istoriją, o ne ekonomiką, tačiau mano tarptautinio bakalaureato ekonomikos mokslas mane pastumėjo mokytis ekonomikos ir štai aš tai padariau. Tai tikiuosi, kad mes ir mūsų šitie kursai irgi prisidės kažkiek prie to, kad jūs studijuosite ekonomiką ir būsite tikrai geri studentai ir savo gyvenimą taip pat siejate su šito mokslu. Dabar 10 tema gali pasirodyti šiek tiek nuvilinti ta prasme, kad lyg ir išmokus 9 paskaitas ar 9 pamokas ateina 10, kuris sako, o beje, žinokite, gali būti ir kitaip. Tačiau ekonomikoje, kaip ir kituose socialiniuose moksluose, visada bus taip. Kitaip tariant, visada atsiras žmonių manančių kitaip, sugebančių savo nuomonę pagrysti ir netarkime labai dažnai tikėtina situacija, kad netgi 2 žmonės iš tos pačios ekonominės minties mokyklos tarpusavy vis tiek nesutars dėl tam tikrų detalių. Bet tai yra visų socialinių mokslų problema, arba jeigu tai yra ne problema, tai yra jų bruožas. Ir vėlgi, tikslas yra ne bandyti suniveliuoti visų manymai kažkokią tai vieną nuomonę ar sugraduoti, kuri nuomonė yra teisingesnė, bet vėlgi, realiam gyvenime jūs su tuo susidursite ir tai, kad su juo susidurėte jau mokykloje, ar apie tai išmokstate, apie tai žinote, ar žinote, kad tai bus, manau, jums suteiks tik tais privalumų. Taip tariant, visuomet žmonės apie viską galvoja skirtingai. Dabar, jeigu kalbant apie visus mūsų praeitus kursus, tai yra toks pasakymas, kad su žinojimu arba su gale ateina atsakomybė. Ko gero sudėtingiausias klausimas yra, ką daryti su šitomis žiniomis. Ką aš siūlau padaryti jums, kaip užduoti 10 temai, tai pabandyti šitas žinias pritaikyti kiek įmanoma labiau praktiškai, o kitaip tariant, paruošti 10 pokyčių planą, ką jūs siūlytumėte padaryti Lietuvoje, kad gyventi būtų dar geriau. Pabrėžiu dar geriau. Aš manau, kad Lietuvoje šiaip yra gerai gyventi. Aišku, natūralu, kad ir tikiuosi, kad tame 10 punktų atsispindės tai, ką mes mokėmės. Kitaip sakant, bus tam tikras praktinis pritaikymas. Tačiau, jeigu turite fantazijos ar jūsų mąstymas neapsiriboja vien ekonomiką, vėlgi, tai yra visiška jūsų užduoties laisvė. Lygiai taip pat neribojimas yra ir užduoties apimtis. Jeigu norite rašyti labai daug, rašykite labai daug. Jeigu norite rašyti trumpai ir aiškiai, rašykite trumpai ir aiškiai. Vertinimo pagrindinis kriterijus bus idėjos pagristumas ir jos išsamumas. Susitiksime Facebooko diskusijose pasiaiškinti tai, kas buvo neaišku. Taip pat tenai susitiksime pasidalinti įspūdžiais ir padiskutuoti apie mums rūpimus dalykus. Laukiu jūsų užduoties ir sveikinu dar kartą pasiekus šitą 10 paskaitą.